pono Vytauto Sinicą, kad nereikia kišyti žmonės ir kišyti čia nesantaką. Ir savo islamofobinius kažkokius pasisakymus nereikia čia painioti, nes jeigu mes pažiūrėsim į Rusiją, taip, ten tie šovinistai jau pradėjo pulti ir tos mečetės, ir tos musulmonus pagal tą, kad jie ten tiki kažkaip kitaip negu vietiniai kažkokie ponas Sinica arba kiti ten. Bet ponas Sinica nori tiesiog padaryti savo karjerą per kažkokius, jam nesvarbu, ten, ar čia bus riaušės, arba muštinis, arba nedaug dievė ir prives ir prie vaikų žudynės. Ponas Sinica, jisai tikrai neeis, nevalys tos gatvės. Ponas Sinicas tikrai nesės į tą dviratį ir nevežios tos picos. Tikrai ne. Ir ponas Sinica tikrai neeis į tą statybą ir nedės tos trinkelės. O kas jūs darys? Kas tą darbą darys? Leiskime atsakyti. Mano Beganskas svajonė yra, kad tik aš iš Seimo išeičiau kažko kito daryti. Ne apie mane atrodo šitą laidą, bet į vieną dalyką tikrai privalau sureaguoti. Kai pasakoja apie dalykus, kuriuos daro statistiškai daug daugiau negu bet kurie kiti žmonės musulmonai Europos šalyse, tai nėra islamofobija, tai nėra neapykanta, tai yra faktai. Ir tai, ką mes pastaruoju metu turim ten, tarkim, apie privartautojų gaujas Didžiojoje Britanijoje, apie teroro išpuolius Europoje, apie seksualinio nusikaltimą apskritai. Klausykit, jeigu jūs norite būtent tarp žmonių atvykusių iš islamiškų šalių. Apie kunigų Labai nejauku. Tai visi šitie dalykai, jie yra nemalonus, jie gali ką nors nuteikti priešiškai be abejonės, bet nuo to jie netampa mažiau faktais. Nemalonius faktus mes irgi turim kalbėti. Yra nemalonių faktų apie Lietuvos visuomenę, niekada nuo jų nebėgo mūsų švietimo rodikliai, visa kita. Yra problemų, bet problemos su smurtiniais ir seksualiniais nusikaltimais yra pirmiausia su musulmonų bendruomenėm Europoje ir tai nėra neapykanta.